žengtas dar vienas kokybinis žingsnis Lietuvos sporto universiteto studentų, sakysim, rengimui ir džiugu, kad sporto industrijų, sporto vadybos, turizmo vadybos studentai turi šią galimybę atvykti į NBA Europe biurą, pasižiūrėti biuro darbą iš vidaus. Tai yra labai naudinga šita kelionė ir tai gali atverti tam tikrus naujus rezultatus ateityje. Žmonės čia yra labai atviri, noriai dalinasi savo patirtimi ir yra malonu tiesiog mokytis iš jų srities profesionalų. We are very happy to have the Lithuanian Sports University to develop the talent. The NBA is very happy and kind to cooperate with these opportunities. For us, it's been a very exciting day. I hope that the students have enjoyed very much the journey and we're happy to do it again. Partnerystė plėtojas ir tos galimybės jos atsiveria kiekvieną dieną. Tai šiandieną NBA Europe biuro darbą analizuojam, rytoj važiuojame į Chelsea stadioną, į Chelsea komandą, į Chelsea klubą, pasižiūrėti, kaip organizacija veikia ten. Klausome gan intensyvų paskaitų kursą, pasakoja praktikai, kurie to užsiema. Na, manau, tokia tarptautinė patirtis tikrai neįkainojama. Man iš tikrųjų naudingiausia buvo socialinės medijos tematika. Tai iš tikrųjų idėjų, pačių principų darbo galima pritaikyti. Čia yra viena, sakysim, globaliausiai dirbančių, viena moderniausių ir didžiausią ateitį turinčių pasaulio sporto organizacijų. Šio vizito metu mes sužinojome naujas galimybės, kurios gali mums padėti sukurti naujus projektus netgi. Tikrai jie įkvepia ir norisi gerai daryti ir daug daryti, siekti kažko. Darbuotojai linkę bendradarbiauti, dalinasi kontaktais, tikrai skatina užsiimti tiek mokslinę, tiek praktinę veiklą dirbti privačiam ar valstybiniam sektoriui. Be galo svarbu, kai teorija yra susiejama su praktika. Ir šiai dienai, kaip minėjau, ta partnerystė būtent ir atveria tą galimybę, tas teorinės žinias patikrinti praktikų. Reikia būtent praktinės pusės ir norėčiau pabrėžti, kad iš aukščiausio lygio profesionalų, būtent NBA. Čia, kiek specialistai kalba, viską pasakoja kaip pagal savo patirtį, ką jie darė, kaip darė, kokie buvo pliusai, minusai. Tai mums tai svarbiausia, kad mokytojai žinoti iš kitų klaidų ir iš kitų sėkmių. Tai gal šiek tiek kelionė netgi viršijo lūkesčius, nes nemaniau, kad iš tikrųjų visi šitie kalbėję žmonės atskleis tiek daug gilių detalių. Tai yra pirmoji, bet tikrai ne paskutinė ir viena iš daugelio galimybių, kurios atsivers Lietuvos sporto universiteto ypatingai sporto industrijų būtent krypties studentams.